Just take those old records off the shelf. I sit and listen to them by myself. Today's music ain't got the same soul. I like that old time rock and roll. Jau, sveiki mėlyjei fanai, taigi žadėjau daryti video vlogą, bet kadangi neišėjo, nes dabar pasižiūrėjau, kad tik pusė jo yra kaip sakant padaryta, tai yra tiesiog neįsirašė kita dalis, kadangi ten daug vargau, tai galvoju padarysiu paprastai, klausimai atsakymai, jeigu norėsit galėsiu įkelti tą kelių minučių vlogą, kurį dariau jo. Taigi, pirmas klausimas, Oskaras Mintas Kužauskas klausė: sveikas, iš kur pirkai Minecraft legalą? Minecrafto nepirkau, Minecrafto gavau dovanų iš Vipeisy Game. Ir ar tie, kuriuos tu dalinsi, nekardyti? Ne, jie yra nekardyti. Kitas klausimas. Ema Kaliauskaitė klausė: pirmas, kodėl tu nusprendžiai kurti vlogą? Nusprendžiau vlogą kurti, nes nebuvo ką veikti, o dabar, kadangi taip atsitiko, tai nėra vlogo, yra klausimai atsakymai. Antras, kiek žadu YouTubinti? Žadu YouTubinti, kol pasensiu. Trečias, kaip sekasi? Sekasi gerai, normaliai, panašiai. Rinkis, kurį nori. Domantas klausė: sunkiausias klausimas turbūt yra, kodėl tavo vardas yra Domantas? Nu, jis man nei kiek nesunkus. Manau, mano vardas yra todėl, kad tai davė mama ir viskas. Arnoldas Saltų klausė: ar mėgsti tos žmonės, kurie bando prie tavęs lįsti, ar turi panelę? Ne, man tokie žmonės nepatinka, jeigu čia yra YouTube prasme, kaip sakant. Nes jeigu ateina žmogus, tarkim, parašo į Skype'ą, viskas. Ir komentuokit, laikinkit, prenumeruokit. Nepatinka man tokie. Taigi, ar turi panelę? Ne, neturiu, esu laisvas. Sičius klausė, kokia reakcija būtų, jei sutiktum nepažįstamą žmogų ir sakytų, kad tavo kanalas yra gaidiškas ir nieko vertas. Na, visų pirma, tam žmogui būtų blogai, tai turbūt bėgtų kraujas, bet jam nesakykit to. Jam to nesakykit, ne. Gintarė Normanaitė klausė: labas, 2.33. Taigi klausimai, kiek laiko žaidži Minecraftą? Apie gal 2-3 metus. Patinka kurti video ir kelti juos YouTube? Taip, žinoma, man patinka. Kaip šiaip gyvenime sekasi? Sekasi normaliai. Kiek metų tau? Man yra 16. Na ir pabaigsiu skelbk anekdotą. Okei, anekdotą. GGGG, tipo, degras deginas. Sėkmės, tai Okei, klausia: labas, 2. skliaustelis. Kokius skonio ledus labiausiai mėgsti? Labiausiai skaniausiai yra karameliniai arba vaisiniai. Ar dabar turi merginą arba esi kažką įsimėjęs? Ne, neturiu ir esu laisvas, blablabla ir taip toliau, kaip pasikartosiu. Ką galvoju apie vaikinus su ilgais plaukais? Aš nežinau, nebendrauju nei su vienu, kuris turėtų ilgus plaukus, bet manyčiau, jeigu jau turi ilgus plaukus, tai jau yra metalo gerbėjas. Ar galėtum dažniau daryti vlogus? Jeigu būtų operatorius, daryčiau. Kodėl tu esi Zipas Lau, o ne tiesiog Zipas? Tiesiog, nežinau. Nesudėtingas klausimas, nesuprantu, neina. Ką labiau mėgsti, blondinės ar brunetės? Nu, šiaip didelio skirtumo nėra, bet jeigu rinks, tai rinktis juodaplaukę. Koks automobilis tau labiausiai patinka? Turbūt Subaru, Hyundai, nežinau, Subaru. Ir paskutinis klausimas, ar mėgsti arbūzus? Taip, mėgstu arbūzus. Ir ką tu man į tai? Sėkmės, 2.3, ačiū. Ervinas klausė: kokie tavo tolimesni planai? Ar žadi kurti kokį projektą? Taip, žadu kurti projektą apie žaidimus. Vladas S klausė: koks tavo kompiuterio procesorius? Mano kompiuterio procesorius yra Intel i5, kažkokie skaičiai, kažkas tokio. Amarozė klausė: labas Zipai, klausimas, ar žadi kurti vlogus? Gal ir žadu. Ir kas labiausiai tave nustebino per pastarą laiką? Manęs niekas nenustebino, tai Right klausė: aš žadu kurti toliau video? Ir taip, kokius? Žadu kurti video turbūt apie funny moments, žaidimų montažą, tu prasme, žaidžiu su draugu, tarkim, multiplayer, kokį žaidimą, va, takšt juokingas momentas, kai filmuoju, įdedu YouTube ir panašiai. Tautvydas Tubelis klausė: dėl ko kuriu video, nes patinka, kas paskatino kurti? Manau, niekas, nu gal, nežinau. Ne, nieko. Ar buvo momentas, kai atsibodo, kur tai buvo, tai va, jis dabar. Vau, Rokas, klausė: sveikas Zipai, kaip tu sugalvojai kurti video? Tiesiog nebuvo ką veikti, chill viskas, okei, ir pradėjau. Kiek tu metų? Man yra 16, iš kur tu, iš Tauragės? Koks pats game labiausiai tau patinka?
Nežinau, gal tiksliau trečias. Nežinau, iš kur tu gavai 10 atsigip kodų, vienas kodas 80 litų. Turiu rėmėjų. Visų pirma, visų antra, aš reklamuoju ir gaunu. Tai ar nemanai, kad reiktų biškį pamažinti skaičių per giveaway? Šiaip šitą klausimą negaliu atsakyti, nes... Na, ne. Turiu merginą, neturiu kiek laiko kuriu video. Kiek laiko žadi kurti video. Ilgai, kaip sakiau, ilgai. Nusiramink, hebra, ilgai kursiu. Ar turiu auginti? Taip, turiu šunį, papūgas dvi, kaip girdėt, turiu pirštų ir žiūrkieną. Kiek geriausias tavo matytas filmas? Zombių žemė, Zombieland. Šiandien 9 klausimas, aišku, šiandien 9 geriausias tavo matytas video. Šiandien 9 matytas mano geriausias video, 6-9, suprat, Oho, viskas, klausimai baigėsi, tai ką, su jumis buvo Zipas, nepamirškite laikyti, prenumeruoti, komentuoti ir užduoti dar daugiau klausimų, kad galėčiau sukurti kokį kietesnį video vlogą ir peace!